Sveiki, šiandien sausio 11 diena, padarysim apžvalgą, kas vyksta, ir 1053 karo diena. Kas gero iš fronto, pirmas dalykas tai, kad pasitvirtino, kad yra Šiaurės Korėjos kariai, tai oficialiai jau patvirtinta, 2 belaisviai oficialūs yra, aišku, prieš tai jau buvo, bet neišgyveno dėl sužeidimo. Tai šį kartą 2 belaisviai yra paimti, parodė juos oficialiai, parodė jų dokumentus padirbtus, ta prasme, Rusijos išduotus. Tūviais apsimesdinėjo iš pradžių, tai vieną paėmė specialių pajėgų kariai, kitą paėmė desantas. Tai čia jau galima teikti, kad įsitraukus jau yra trečia šalis į tą karą, ir tai yra ne Rusijos ir Ukrainos, o jau yra Rusijos, Šiaurės Korėjos ir Ukrainos karas šiam momentui. Aišku, ir Baltarusijos, nes ir Baltarusijos dabar pasitaiko belaisvių. Tai yra tokia situacija. Manęs klausė, kiek yra žuvusių kažkas, tai atsakysiu tai, kad nespekuliuosiu šitais dalykais. Tiek, kiek važinėjau, matau atminimų lentų, paveikslų, nuotraukos, galima sakyti, padėtos aikštėse, vėliavos kapinėse. Daug dalykų yra, pagal kuriuos galima spręsti, kiek yra. Aišku, neskaičiuoji, bet mūsų vertinimu, sakau, kodėl mūsų, tai yra mano komandos, su kuria aš dirbu, nuo 100 iki 150 tūkstančių. Bet čia yra mano nuomonė, kuri negalima nieko grįsti. Mes remiamės tais skaičiais, tai yra realūs skaičiai, ir manytume, kad tai yra labai panašu, nes kadangi ukrainiečių santykis žuvusiųjų tarp sužeistų yra tai, kad svyruoja, buvo 1:11 netgi periodas buvo, praktiškai yra 1:7 vidurkis. Tai iš to ir galima daryti išvadą, kad panašus skaičius ir yra. Tai realiai nuostoliai yra dideli, galima sakyti, šitam kare, nes labai daug sužeistų, ir mieste matom daug sužeistų. Tai yra žmonės su protezais, protezuotom galūnėm. Kas keisčiausia, kad tikrai ne vieną protezuotą galūnę sutinki ir fronte, tai tikrai pagarba šitiem žmonėm. Kas dar fronte? Tai manau, kad tiek šiai dienai iš šono, ką toliau eisime prie fronto linijos. Tai yra praradimai vėl, kaip sakoma, Kursko srityje, bet tai čia nėra praradimai, Rusija bombarduoja savo žemę. Tai yra gerai įtampa Limano kryptyje, Kupiansko kryptyje, gan didelė. Toreckas kaip ir pristabdytas, galima sakyti. Dabar Pakrovskas laukia, turbūt vienas iš didesnių įtampos taškų. Tai dar kartą norėčiau padėkoti visiems, kas remia kanalą, tai yra spaudžia like, rašo komentarus, klausimus ir remia per Contribui. Dar norėčiau grįžti prie tų klausimų, tai pasakė kažkas, kad aš turbūt gyvenu iš to. Taip, gyvenu, galiu pasakyti, pavydėkit, aišku, humoro formą pasakysiu, nes surenkant turbūt apie 100–150 eurų per mėnesį, norėčiau pažiūrėti, kuris iš to pagyventų. Antras dalykas, mes darom projektą, dronų projektą, kuris jau integruojamas į Ukrainos kariuomenę yra. Mes sukūrėm su komanda droną, tai kad pirmas dalykas skirta pėstininkam, pėstininkas nešasi su savim, kaip granatą galima įvardinti. Apie jį gal reikės atskirai padarysiu, parodysiu, ką turim padarę. Plius laukiam sistemos, atskiros komandos darbas, kuri padarė automatinį užvedimą ant pėstininko. Tai yra perversmas. Iš dalies tai yra perversmas, tuo džiaugiamės. Tai tie pinigai suaukoti, buvo dalis tų 40 dronų, kurie buvo pristatyti ir dabar ištestuoti, sakykime, kad dirba ir po rebų netgi. Tai šiam momentui tokia situacija, Angry Birdai dirba, mes patenkinti, ir kai tik išvažiuoju dar į vienus testus, kodėl važiuoju tenai. Kažkas sakė, eik į frontą. Nežinau, kartais galima už fronto ribos daugiau padaryti užnugaryje. Tas, kas nesupranta, kas yra frontas, jis nesupranta.
apkase sėdintis žmogus yra tik tai vienas iš elementų. Kad tas vienas elementas galėtų kariauti, reikia jam 7 elementų, tokių kaip aš. Ar jūs. Ir visi kiti, kurie aprūpintų frontą. Aprūpintų ne tik daiktais, bet idėjomis, planais, analizuotų ir ieškotų silpnų vietų rikiuotėje, sakykime, gynybinėje rikiuotėje, parengime ir taip toliau. Tai va čia ir yra esmė. Aš dirbu nuo 2014 metų, jeigu ką vedu. Ir tai visi žino, su kuo aš dirbu, kodėl aš turiu tam tikrų žinių apie tą karą ir tikrai daug turiu žinių. Man nereikia klausytis visų tų, kaip aš sakiau, grįžusių iš fronto, kaip ten tas ir tas. Viskas tvarkoja, galima nuvažiuoti kariauti, niekas netrukdo. Bet ar aš daugiau padarysiu tenai, ar aš padarysiu čia? Aš iš čia daugiau padarau. Ir aš esu naudingesnis, manęs net neprileidžia prie fronto patys. Kaip sako, bus laikas, paskutinė linija bus gynybinė, bus mirtinai. Šiam momentui to nereikia. Tai vat tokia situacija. Taip, judant prie žemėlapio, kai tik atsidarinėjo šį, tai būtų galima kalbėti daug ir daug apie tai, ką galima nuveikti fronte, ką aš ten darau, bet geriau mažiau, minimaliai informacijos ir to užtenka. Tai va, atėjom, kai tik atsidariau Kurską, turim teritorinius praradimus, tai atplėšta yra grubiai šita dalis. Iš 460 virš kvadratinių kilometrų liko 424 kilometrai, tai yra 40 kvadratinių kilometrų atplėšta, nei daug, nei mažai, bet yra atplėšta. Ir pagrindinis judesys, kaip ir yra, kaip ir minėjau, čionai, Malai Lokne, aišku, stiprus smūgis daromas Pagrebkyje ir bandoma kontratakuoti dar iš šitos pusės. Čia proveržio nėra iš šitos pusės. Čia, kaip matom, teko atsitraukti ir darosi sudėtinga situacija, nuo Malai Lokne galima sakyti, jeigu išeisi, ir šitą liniją. Gali būti, kad bus atkirsta. Pagrebkyje rusai bandė užeiti, buvo užėję, patyrė labai stiprių nuostolių, ten dirbo viskas, ką turėjo ukrainiečiai. Artilerija, tankai. Sunkioji ginkluotė, kitaip sakant. Vėl pasirodė Stugna, kuri puikiai dirba Kursko srityje, sunaikindama šarvuotę, jeigu aš neklystu. Tai va, čia situacija daug nėra ką kalbėti apie Kurską, nes jos daug ir nėra. Bet situacija, kad suprastumėt, kad jinai yra gera tuo, kad tai, kas dabar vyksta Kurske, nevyksta Sumuose. Miestas tikrai gražus, senas miestas. Sumų miestas yra senas, labai įdomus pavadinimas, nuo ko kilęs, nuo moteriškų, jeigu neklystu, moteriška rankinė, vadinasi Sumka ar kažkaip panašiai. Tai vat nuo šito žodžio Sumų miestas ir kilęs pavadinimas. Tai va, dabar viskas vyksta čionai. Rusai naikina savo teritoriją, savo žemėje, nekilnojamą turtą, tai kas yra žmonių sukaupta ir taip toliau. Rodo, kaip jie brutaliai kariauja. Tai va, šia situacija tokia. Toliau, kas išlošta, tai tiesiog prasiplėtė pilkoji zona. Ką mes turime? Čionai prasiplėtė pilkoji zona ir šiek tiek, man atrodo, bijau pameluoti šitoje vietoje, bet galiu aš ir klysti, sakykime. Tai va, toliau rusai neatsisako savo atakų būtent link Sudžos, Mochnovka ir aišku Lebedevka. Vėlgi, kad perkirsti logistinį kelią, kuris yra aktualus šiai dienai, čia yra tikrai logistinis kelias, per jį visa logistika šiai dienai Ukrainos juda.
Ir čia yra dideli nuostoliai pas ukrainiečius. Logistikoje daug yra praradimų būtent šitam kelyje, kadangi rašistai sugeba užskristi dronais ir čia naikinama yra logistika. Tai va tokia situacija čia yra. O kaip pasakyti, ar tai gerai, ar tai blogai, ar mes pralaimim? Ne, tai yra manevrinės gynybos principas, po biškį trauktis, manevruoti, sudaryti sąlygas kontratakai, apčiopus silpną vietą pas priešą kontratakuoti ir toliau žiūrėti, ką toliau daryti. Tai panašiai įvyko, kaip ir minėjau, būtent šitoje vietoje, kai vyko, bandoma buvo parodyti per spaudą išpūs, kad prasidėjo kontrpuolimas, visą kitą, kai aš sakiau, aš nematau kontrpuolimo. Vakar jau pasirodė, kad taip ribota puolimo operacija. Jau iš karto buvo matoma, kokios jėgos veikia, kaip veikia. Tai, sakykime, lyginant, jeigu palyginsim tai, kai buvo kontrpuolimas daromas pirmas, čia einant į Kursko sritį. Pirmas dalykas, kad tai buvo realiai matėsi, kad buvo pritrauktos brigados. Batalionas pradėjo, prasiveržė į priekį. Jį keitė tenai kitas batalionas, brigada ir ėjo į priekį. Čia šitas batalionas įsivėlė į mūšius ir sustojo. Antras dalykas, dirbo artilerija ir raketiniai daliniai. Trečias buvo oro palaikymas. Dirbo ir naikintuvai, tie patys F-16 ir PVO. Šiam momentui nebuvo niekas pritraukta iš šitų priemonių papildomų. Tai galima daryti išvadą buvo iš karto, kad tai nebuvo suplanuota didelė puolimo operacija, tai buvo ribota. Kai aš sakiau, attrauk dėmesį, čia irgi gali būti, čia yra mano pasvarstymai, kai aš sakau, iš karinės pusės susidarė sąlyga, galima galbūt sakyti. Ir jie padarė kariškai, viskas tvarkoja, bet ten nieko neįsitvirtino, tik įsiplėtė pilkoji zona, kurioje vyksta mūšiai. Taip, toliau judam. Turbūt link Charkovo pusės, Charkovo pusėje situacija yra be pakitimų šičia. Kai matot, net rodiklėlių nėra, praktiškai stagnacija, apsikeitimas ugnimi ir didelių čia mūšių kažkokių operacijų nevyksta. Kaip suprantama, kad ukrainiečiai yra išsekę, tai čia irgi nedaro didelio dėmesio, galbūt ir klaida yra tokių operacijų, ką darė kontrpuolimą Kursko srityje, galbūt reikėjo čia padaryti kontrpuolimą, nes priešas iš čia išvedęs yra daug pajėgumų būtent į aną pusę link Kursko. Tai čia sakau, kad 2 kart toj pačioj vietoj pavyks kažką padaryti tokio, wow, netikėto, ne, su rusais neišteks. Jeigu pavyko padaryti, langas dažniausiai atsidaro 3-4 savaitėm. Ta, kur tu gali veikti efektyviai, padaryti didelę pažangą ir viskas. Rusai susigaudys, susiplanuos ir sustabdys. Ir tik tai turi 3-4 savaitės. Tai tada jau turi smogti kitoje vietoje. Nesmogti toje pačioje, nes jau ten bus pasiruošę. Tai praktiškai galima sakyti, tai ir buvo. Dėl to ir sakiau, man kvepia avantiūra. Nebus ten didelė šurva avantiūra, dėl to, kad aš iš savo pusės. Aišku, vyrai padarė savo darbą. Super, sugebėjo kontratakuoti, padaryti priešai nuostolių, ten aišku ir patys patyrė nemažai nuostolių, bet kai matom, ten tikrai deginama technika. Kai man sako, ukrainiečiai ten daug prarado technikos, tai sakau, pasižiūrėkit video, kažkur yra, kur su motociklu važiuoja 4-ačiu per mirties kelią. Pamatysit, kiek rusiškos technikos sudegė ir dega. Taip, judam link Kupiansko. Čia darosi situacija tokia sudėtinga, jau galima sakyti. Pirmas dalykas, kad priešas pradeda keltis per upę Dvoričną kryptyje. Kai matot, jau yra persikėlęs, čia stato va taip, stato perkelas per Oskylą ir bando keltis. Kol kas nedidelėm grupelėm, kai sakant, kai matome, jis jau yra perėjęs iš tikro, bet čia plečia plasdarmą. Ir plės tam, kad išeiti link Kupiansko. Aišku, šiam momentui čia vyksta intensyvūs mūšiai, taip pat vyksta nuo Masiutivkos krypties mūšiai.
Tai, kas trukdo, tai trukdo būtent tos Kilo upė, kai, sakykime, čia ukrainiečiai sugeba dar vis artileriją naikinti perkelas, tai dėl to jis kol kas sunkiai sekasi permesti didelius pajėgumus kontrpuolimui. Bet tai yra turbūt laiko klausimas, nes šiam momentui iki Kupiansko, jeigu tai paėmus, jiems nereikia išeiti, jiems reikia išeiti ant šito kelio. Pirmas dalykas, kelias yra kontroliuojamas dar kol kas. Ir tada jie pradės jau spausis, nes keliu bus lengviau judėti, ta prasme. Tai jie tą ir daro. Tai jų tikslas yra šiai dienai, kai matom, daugiau mažiau išeiti ant kelio, jį perkirsti. Tai reiškia, logistika šitoj pusėje stipriai suprastėja. Ir tada eiti link Kupiansko. Atstumas iki Kupiansko, jeigu žiūrint iš tos vietos, nei daug, nei mažai 10 km. Tai šiam momentu jau yra pasiekiamas artilerinė ugnimi. O jeigu einame Holubivką, apeinant Sinkivką, 5 km. Tai dabar tikslas yra išeiti ant Kupiansko per šitas kryptis. Toliau, ką mes turime, tai yra bandoma įkurti perkelą Senkoviai, per kurią lygiai taip pat bandyti keltis ir judėti link Kupiansko. Kažkur tai čia įrenginėti perkelą yra sudėtinga, nes upė gan plati ir iš tikrųjų čia yra slėnis ir toks kai kuriuose vietose, kur aš važiavęs, tai toks apipelkėjęs. Tai, sakykime, su sunkiaja technika ten praktiškai yra be šansų keltis. Todėl tu turi išnaudoti esamas perkelas arba privažiavimas ir ten naudoti kaip perkelimą. Tai jie dabar tą ir daro. Čia situacija be pakeitimų, flangai nepraplėsti. Ką mes turime problemą, tai turime Ivanivkos kryptyje problemą. Kaip ir minėjau, priešas daro didelį spaudimą Terniai kryptyje ir Ivanivskės, tam, kad sudaryti plasdarmą užtvankų kairiajam krante. Ir aišku, jo kryptis šiam momentui idėja kryptis puolimo nepasikeitusi, tai yra Limanas per Kolodezį, Stavki ir išeiti į Limaną. Aišku, išėjęs į Limaną, bandyti išeiti ant Slaviansko, sakykime, greičiausiai, nes čia vienas iš greitesnių kelių. Ir toliau yra kita kryptis uždaryti Siverską. Aišku, Siverską jie jau 2 kartus, jeigu neklystu. Vieną tai tikrai buvo paskelbę, kad jau užėmė, nors iki jo dar yra atstumas. Tai yra per Siverską vėlgi išeiti ant Limano ir sudaryti tokį placdarmą Slaviansko ir kaip sakyti, kryžkelės arba šitos pusės puolimą. Bet čia yra ilgalaikė perspektyva, aišku, jeigu taip ir toliau situacija vystysis, tai ir įvyks, tai laiko klausimas, aišku, puikiai laikosi Bilohirovkoje, 82 liktai brigada. Sunku dabar pasakyti, čia keitėsi. Bet kai matom, gynyba Bilohirovkos dar negriuvo, 2 metai bando ją paimti, tai klausimas, kai 3 dienas iki Berlyno eis. Tai turbūt paieškokim atsakymą. Tai šitoj vietoj tokia situacija. Aišku, kadangi priešai Bilohirovkos neišeina tiesiogiai paimti, bando per Vinky judėti, bet čia irgi yra įsteigimas, judesys daromas. Bet kol kas didelės įtakos nėra, netgi taktiniam lygmenyje kol kas jokių pokyčių nėra. Jeigu judam toliau, tai užsistovėjęs Časiv Jaras, galiu sakyti, kodėl užsistovėjęs, todėl kad bando judėti į priekį, bet kol kas be pakeitimų. Ką pažangą padarė, tą padarė, dabar yra strigę. Tai yra bando eiti per 3 vietas, tai sakykime, Grigorivka, tai steigia prie kanalo, pažanga padaryta per kanalą būtent
Časif Jar šitoj vietoj per Pelnivką. Aišku, toliau vėlgi Novy strigimas yra ir kas buvo išeita per Ivanevskį iš pietinio flango bandyta apeiti, bet čia yra priešas sustabdytas. Realiai didžiausia kliūtis yra kanalas, aš jį matęs, taip, tai yra geras prieštankinis griovys. Ir jis nėra, kas keiščiausiai, nėra vandeningas, bet griovys padaro savo. Aišku, Časif Jar nieko nelikė, jie prieėjo prie pramoninės zonos šitoj vietoj Časif Jare ir realiai staigiai. Puikiai žinom, kad ukrainiečiai moka gintis pramoniniai zonai, tai parodė kokso chemijos gamykla Avdyivkoje, puikiai kaip laikėsi, ilgai laikėsi, kol nepradėjo kristi flangai, taip ir čia. Tai va, tokia čia situacija, judam toliau link Toretsko krypties. Toretskėje kol kas, kai matom, žemėlapis su minimaliu pakeitimu, tai yra prarastas kvartaliukas arba dalis kvartaliuko taktinė situacija. Mūšiai vyksta miesto teritorijoje, konkrečiai miesto teritorijoje, turbūt tikslių zonų nėra, tai bandoma spėti, nes kartais toj pačioj zonai, kad ir raudona, vienam pastate sėdė abi kariuomenės. Taip, vienam pastate, vienam aukšte sėdė Rusijos kariuomenė, kitam aukšte sėdė ukrainiečių kariuomenė. Ir taip vyksta mūšiai. Netgi dėl pastato, vietos pastate. Tai čia vyksta tikrai intensyvūs mūšiai, bet kad Toretskas krito, tai negalima pasakyti, bet sudaro daug problemų rašystams. Tai galima įsivaizduoti, kaip ateis iki Pakrovsko. Pakrovskas vienas iš didesnių šių užimtų miestų, tai yra galima lyginti su Bachmutu dydžiu. Tai bus tikrai ten ne piragai ir apie tai pakalbėsim, kai tik dabar ir judu to klausimo link Pakrovsko. Taip, ką mes turim? Turim nedidelį prasiveržimą, galima sakyti, Vozdvižinkos kryptyje. Kaip ir matom, tikslas išeiti ant kelio ir jį perkilus į Mirhorodą. Aišku, nuo čia judėti link Mirhorodo, tai čia bus dar ką veikti, nes realiai Mirhorodas ir šita vieta, tai čia yra tiesiai, vien tik tai 15 km, tai tik taip sunkins logistiką, sakykime. O logistika turbūt ne į Mirhorodą, o logistika fronto linijos link Slaviansko į tą pusę. Aišku, vyksta ir logistika iš tos pusės, pažiūrėsim. Toliau turim praradimus pačiam frontaliniam mūšėlį Pakrovsko. Tai čionai nedidelis Dačetskė ir sudaryta ta pilkoji zona šitoje vietoje. Aišku, klausimas tos pilkos zonos, ar jinai reali yra, ar ten dar kažkas veikia, turbūt greičiausiai nėra įtvirtinta, bet ten ir karių nėra. Ir aišku, ką priešas daro, tai kaip matom, tikslas yra išeiti Udačinės kryptyje. Tai jeigu matom, biškį plečiamas Udačinė kryptim, toliau yra Kotlinė kryptis. Ir tokiu būdu, sakyčiau, nuo vienos krypties eiti kažkur tai link kelio ir jį atkirsti. Aišku, atkirtų šitą kelią šitoje vietoje, toliau turi bandyti išeiti ant Hryšinę, bet čia bus daug problemų išeiti ant Hryšinę, pereiti ją, kadangi yra upė, kanalai, tai nebus taip lengva kirsti. Ir toliau bandyti daryti apsupimą per Mirhorodo pusę, nuo Mirhorodo pusės, kaip ir minėjau. Ir sekantis variantas aš neįsivaizduoju, sakyčiau taip, galima būtų spėti, kad jie bandys apsupinėti miestą, bet čia praktiškai be šansų, kad į miestą neįs su mūšiais. Bet be mūšių jie tikrai šito miesto nepaims ir miestas, jeigu įsivels į mūšius, jisai bus sulygintas su žeme kaip Bachmutas. Tai va, tokią situaciją turime fronto linijoje šiam momentui. Toliau judant žemyn, aišku gaila, tai kas buvo atkovota per kontrpuolimą, tai yra prarandamos teritorijos, kaip matot, čia mes buvom jau išėję, tiksliau ukrainiečiai buvo išėję gan
nemažą teritoriją atkovojo, bet yra kaip yra. Ir čia yra karas. Ir, kaip sakyt, iš žalios zonos čia, kuri buvo, liko labai nedaug atkovotas, priešas baigė atsikovot. Tai mūšiai vyksta, galima sakyti, tose pačiuose rajonuose jau daugiau negu metai laiko. Tai yra, galima buvo daryti iš pozicinės gynybos puikiai šitoj vietoj manevrinę gynybą ir turbūt turėti didesnį rezultatą. Bet kol kas tai yra tik pasvarstymai, apie kuriuos galiu aš pasvarstyti ir savo, kai sakau, leisti tą dalyką padaryti, nes kaip darai apžvalgą, tai vat galime įsivaizduoti, jeigu mes turime Velyką Novosilivką, tai va čia vėlgi yra praradimai nedideli teritorijos, kai matot, čia teritorija tokia didelio klaustuko, ar ukrainiečiai atsitraukė, ar atsitrauks ir kada atsitrauks, nes čia likęs nedidelis praėjimas. Galim pasižiūrėti, nes jeigu uždarys šitą koridorių, tai aišku, ukrainiečiai turės daug bėdų su šita vieta. Aišku, 7 km tai yra, tai praktiškai yra kontroliuojama. Tikslas yra turbūt priešo užimti šitą pusę upės ir paskui uždaryti per čia. Tai vat, ukrainiečiai šiam momentui, galima sakyti, ką buvo atkovoję, tai yra viską praradę, tai yra judėta link. Tai va buvo ir man, jeigu aš neklystu, nebuvo daitėkė Zavytinė Bažanė, čia buvo planuojama kadais, bet jų kontrpuolimas išsisunkė ir sustojo. Tai va, turim tokią situaciją iš fronto linijos. Aišku, toliau yra kairysis krantas, kur Dniepro, kur ukrainiečiai puikiai dirba. Ten rusai pakraupė, kad ten jau šauktinius veža kariauti, nors sakė, būtinas neveš šauktinių kariauti, bet kadangi Chersonas yra Rusijos teritorija, tai jie ir tarnauja ten. Aišku, nieko gero, nes jie labai gerai griauna Chersoną, sakykime dabar. Chersonas yra tapęs artilerinio duelio vieta, bet kol kas į dešinį krantą rašystė nesikelia, tai yra kovos vyksta tik dėl salų ir pagrindinė griovimas Chersono miesto. Galima sakyti, ruošimas placdarmo. Tai va, dėkui dar kartą, kad stebit kanalą, kad rašot komentarus, spaudžiat like, remiat per Contribui ir iki sekančio.